Sveiki, gerbiami tinklalaidės sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas žiūrovai ir klausytojai. Santaros klinikos neurochirurgijos centrą paliko net 6 specialistai, chirurgai. Ir žiniasklaidoje yra gana daug tokių prieštaringų nuomonių. Yra, viena nuomonė, kad tai įvyko dėl prastos vadybos, o pačios klinikų vadovybė tai skleidžia informaciją, kad su vadyba kaip ir viskas yra gerai, bet kadangi vyko reorganizacija ir gydytojai turėjo pradėti kokybės užtikrinimui dirbti rotacijos principu, tai daug kam buvo nepriimtina, nes jie labiausiai buvo linkę imti budėjimus ir dėl to jie patys kaip ir išėjo. Ir dėl to klinika pateikė ten tokius kaip pasiteisinčius dalykus, kad dirba net 3 organizaciniai psichologai, kad veikia klinikose nulinės tolerancijos smurtui bei smurto apraiškų darbe aplinkoj prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo politiko, yra reagavimo komanda, kuri veikia, jeigu yra kokie nors mobbingo apraiškos, ir tai reagavimo komandoje dirba net 14 skirtingų specialistų. Ir kad išgirstume iš pirmų lūpų, tai pakviečiau dalyvauti laidoj gydytoją gerbiamą Ramūną Raugalą, aukštas klasės neurochirurgą. Tai aš tada tiesiog noriu paklausti, Ramūnai, tai kokios ten buvo tos tikrosios priežastys, jūs prašė? A, Taip, sveiki, gerbiami klausytojai. A, Turbūt pajutote iš žiniasklaidos, iš reportažų, per žinias portaluose žiniasklaidos, iš pačių santarų klinikų komunikacijos, ar gal netgi ir mūsų asmeninių įrašų socialiniuose tinkluose, kad visa šita situacija, jinai tokia, ko gero, daugiaplanė ir čia labai taip konkrečiai, aiškiai, koncentruotai, keliais sakiniais išdėstyti labai sunku. Kaip buvęs skyriaus vedėjas, santaros klinikų darbuotojas, galiu tiktai pasakyti, kad neurochirurgijos centre, kurio sudėtyje ir yra vaikų neurochirurgijos skyrius, kuriam vadovavau, šios problemos brendo 2 metus, turbūt daugiau negu 2 metus. Ir jeigu taip iš karto pateikiant diagnozę, tai mano manymu, čia toksai klasikinis aukštyn kylančio mobingo pavyzdys galėtų būti, kuomet grupė darbuotojų sabotuoja darbą ir siekia perimti neurochirurgijos centro valdymą, administravimą, darbą tokiu keliu, kryptingai diskredituojant buvusį centro vadovą. Jūs Ir turite vėl omeny gerbiamą Saulių Ročką, taip? Buvusi centro Taip. vadovą. O vėlgi, kas dirbate medicinoje, kas dirbate medicinos administratoriais, ko gero puikiai žinote, ką tai reiškia administruoti kolektyvą, kurio didelė dalis yra nusiteikusi anaiptol nekonstruktyviam darbui. Kažkuriuo metu vėlgi, taip kaip ir būna aukštyn kylančio mobingo atveju, administracija pradeda nuolaidžiauti ir labiau girdėti galbūt tą grupę protestuojančių, nepatenkintų, sabotuojančių, ar kaip čia pavadinsi tuos buvusius kolegus grupę, ir tu tuomet jau nebeturi ir administracijos
na, tokio palaikymo, tu nebeturi instrumentų administruoti, daryti savo darbą, vadovauti skyriui ar centrui, kaip profesorius Paulius Ročka. Ir kažkuriuo tai metu pasidaro, na, visiškai nebeįmanomas darbas. Tu suvoki, kad tu nebegali užtikrinti kasdieninės, neurochirurgijos centro, veiklos. Va taip atsitiko ir mums, tiems 6, nutarusiems pasitraukti gydytojams. Priminsiu, kad be profesoriaus Ročkos, centro vadovo, manęs vaikų neurochirurgijos skyriaus vedėjo, dar pasitraukė ir daktaras Robertas Kvaševičius, kuris, vadovavo suaugusių neurochirurgijos skyriuje. Na ir dar 3 gydytojai neurochirurgai dirbę su mumis. Tai vat mano įvykių trumpo versija maždaug tokia buvo. Mhm. Gerbiamas Ramūnai, paprastai, kai kalbam apie mobingą, tai yra suvokiama, kad vadovybė mobinguoja pavaldinius. Dabar jūs minėjot aukštyn kylantis mobingas, tai iš apačios. Tai kokios yra priežastis, kad tie darbuotojai mobinguoja savo bosus? Taip. Čia dar vėlgi aiškumo dėlei tiktai pasakysiu, maždaug tas proporcijas. Minėjau, kad mes 6 pasitraukę, ir 9 nepasitraukę. Tarp tų pasitraukusių visi administratoriai ir dar ir tų eilinių neurochirurgų, ir 9 pasilikę, na, pavadinkime taip, eiliniai, neurochirurgai. Čia matyt galima būtų išskirti, keletą priežasčių. Laikas eina, auga, kai kurių kolegų, tiek profesinės, tiek galbūt asmeninės, ambicijos. Čia, jeigu tai būtų galima, įvardinti kažkoksai tai kartų, kaitos klausimas galėtų būt, nors čia vėlgi ne visiškai, tikslu. Čia, jeigu 50 plius ir 40 plius galima būtų vadinti skirtingomis kartomis. Galbūt, kai kurios asmenybinės, charakterio, savybės buvusio centro, vadovo profesoriaus, Ročkos, na, kažkokiu tai va tokiu, labai konkrečių priežasčių, kodėl pradėjo vystytis, tas konfliktas neurochirurgijos, centro viduje, man sunku būtų išgryninti. Žinoma, aš čia galėčiau, kai kurias įvykius konkrečius prisiminti, dar kažką, bet čia būtų, na, tokie momentai, kuriuos būtų galima, priskirti, daugiau, paleidžiamiesiems, faktoriams. Pavyzdžiui, vaikų neurochirurgijos skyriaus įsikūrimas ne lygioj vietoj, bet atsiskyrimas iš buvusios struktūros, iš vaikų traumatologijos ir ortopedijos skyriaus sudėties ir į atskirą vienetą, iš poskyrio transformavimasis į skyrių, iš skyriaus inkorporavimas į neurochirurgijos centro struktūrą, o tuomet budėjimų klausimas, o tuomet bendro darbo klausimas, vaikų, ligoninėje, ir dar keletą tokių faktorių, bet aš bendrai paėmus labai sunkiai įvardinčiau konkrečias, priežastis, kodėl pradėjo bręsti, tas konfliktas. Bet rezultatas labai konkretus. Rezultatas labai konkretus, o apie, tas tokias, situacijas, tęsiant kalbą, kuomet, yra, tiesa ir vienoj pusėj, ir kita pusėj, tai turėčiau pasakyti, kad tai, ką pasako ir Santaros klinikos, kad išties ir organizaciniai psichologai dirba, ir reagavimo komanda dirba, ir etikos komisija, dirba, ir netgi pridėčiau, kad audito tarnyba dirba ir daug kas dirba, bet rezultatas, va toksai, kaip jūs kad paminėjote.
Tai čia vėlgi klausimas apie tarnybų efektyvumą. Arba tiksliau sakant, jeigu tarnybos e, sugeneruoja savo darbo eigoje kažkokį tai, sprendimą, išvadą, kiek administracija turi valios įgyvendinti tas rekomendacijas, tas išvadas. Minėjot, kad vyko konfliktas. Tai kas buvo nepatrauklu? Dėl E, ko? Trauklu pasilikusiems žmonėms buvo visų pirma budėjimai, bendri budėjimai, kuomet budintysis budi ir už suaugusių skyrių ir už vaikų. Sprendžiant šitą klausimą, tiesiog suformuota budinčio iš namų institucija už vaikų neurochirurgijos skyrių. Ir lyg tai klausimas buvo išspręstas. Daugiau integracijos kažkokiu tai sąlyčio taškų su suaugusiųjų neurochirurgais ir nebuvo, apart to dalyko, kad tiek struktūra pas mus, tiek, kiek žinau, Kauno klinikose panašiai organizuojamas darbas vaikų neurochirurgijoje, kur idant, neturime didelių pacientų srautų, nėra didelio operacinio krūvio, pasirinkę mes tokį modelį, kuomet vaikų ligoninėje, vaikų skyriuje dirba atraminiai, taip pavadinkime, neurochirurgai, vienas iš jų buvau aš, tie, kurie kiekvieną dieną tenais ir dirba darbą kasdieninį, o kai kurioms sudėtingiausioms klinikinėms situacijoms pasitelkiami specializuoti chirurgai, kurie analogišką patologiją operuoja ir suaugusius, ten, tarkime, neuroonkologija ar neurovaskulinius kažkokius tai dalykus, ar mūsų atveju, kurie daro daug neuroendoskopinių operacijų, grynai, kad būtų aukščiausios kokybės paslauga vaikams. Žinoma, tie suaugusių neurochirurgai nėra ten taip eni beni dikidaki, kuris eis šiandien į vaikus. Nes net ir suaugusių neurochirurgas dirbantis su vaikais, jisai, turi būti pediatriškai taip pat praprusęs ir orientuotas. Ir kaip minimum grynai tų mediko žinių, kas liečia pediatrinį pacientą turėti nemažai. Ir tie pacientai ir suaugusių neurochirurgų operuojami buvo kartu su mumis, kurie ir vėliau, tarkime, užtikrindavom, tie gydytojai, kurie užtikrindavo paciento gydymo tęstinumą toliau. Tai ten netgi kartais sunku įvardinti, o katras čia tas pagrindinis. Ir dažniausiai tai būdavo, kad vis dėlto tas pagrindinis lieka, kuris nors ir buvo operacijos metu asistentas, bet vis dėlto tas, kuris kiekvieną dieną prie paciento lovos. Tai šitas modelis buvo gana sėkmingas. Drąsiai galiu pasakyti, kad Vilniaus vaikų neurochirurgija, jinai niekad nebuvo tokio gero lygio per visą mūsų Vilniaus medicinos istoriją, kaip kad pastaraisiais metais, kadangi labai gera komanda susiformavo. Iš tų suaugusių gydytojų, kurie dirbdavo ir su vaikais, tai buvo profesorius Ročka, daktaras Chomanskis ir gydytojas Gediminas Lukšys. Priminsiu, tas atraminis nuolatinis vaikų neurochirurgas buvau aš ir gydytojas Dainius Rinkevičius. Ir va šita 5 žmonių komanda sugebėjo padengti visą spektrą patologijos, nuo paprasto galvos sumušimo iki galvos smegenų kamieno auglių. Ir plus dar tie 5 žmonės, kuriems tinka ir patinka dirbti su vaikais, užtikrindavo dar ir budėjimus iš namų už vaikų padalinį. Tai taip gražiai dirbome porą metų vieningoj kompanijoje, bet aplinkybės šitos privertė apšeiti mūsų visus 5, kurie daugiau dirbdavome su vaikais.
plius dar daktarą Robertą Vaševičių. Ir galima tik konstatuoti, kad šiai dienai skaudžiausiai visas tas mūsų išėjimas atsiliepia būtent vaikų neurochirurgijai ir vaikams. Jeigu dar suaugusių neurochirurgai geba suamortizuoti su tam tikrais klaustukais visą situaciją, tai vaikų padalinys jisai nukentėjęs skaudžiausiai. Kodėl aš sakau, kad suaugusių neurochirurgai sugeba tik iš dalies suamortizuoti situaciją. Matote, su minėtų gydytojų išėjimu išnyko, nebėra kam išoperuoti ir greitai neatsiras santaros klinikose visos neurochirurgijos srities, vadinamos funkcinės neurochirurgijos. Nes tarp išėjusių gydytojų yra tie, kurie dirbo toje srityje. Tai čia gilioji smegenų stimuliacija, Parkinsono ligos gydymas, epilepsijos chirurgija. Na ir čia ne tik vaikus, bet ir suaugusius liečia, o vaikams specifines operacijas darydavo, vadinamas selektyvinės dorzalinės rizotomijas. Ir tai operacija, kurios daugiau Lietuvoje niekas nedaro, spastiškumo gydymui, profesorius Saulius Ratka. Tai čia, net ir Lietuvos mastu tam tikras nuostolis. Va toks paradoksas. Tie 6 išėjusieji uždengdavo didesnį klinikinį spektrą patologijos negu tie 9 likusieji. Arba tiksliau sakant, 6 išėjusieji uždengia viską, ką gali padaryti tie 9 likusi ir dar daugiau. Tai buvo puikiai komanda, kuri dabar iširo. Tai kas buvo suinteresuotas? Kam iš to nauda? Šiam momentui tai naudos, ko gero, neįžvelgčiau visiškai jokios. Mes negalime dirbti savo darbo, kuris mums visiems, aš jau visų 6 žmonių vardu galiu drąsiai pasakyti, brangus. Mes, ko gero, kai kurių darbų tikrai negalime padaryti kitose gydymo įstaigose. Va, tai vienaip ar kitaip nuostolis mums asmeniškai kaip profesionalams. Pacientai negali gauti tokio lygio paslaugų ar tokia apimtimi, kaip kad gaudavo iki šiol. Čia vėlgi šneku ne tik apie vaikus, bet ir apie suaugusių pacientus. Administracija, nors teigia, kad ir paslaugos tokia pačia apimtimi ir viskas čia yra gerai, bet netgi visiškai ne mediko, ne vadybininko protų žiūrint, negali 9 padaryti to pačio, ką ir 15. Arba reiškia tai, kad tie 15 beveik nieko neveikdavo iki to laiko. Neįmanoma. Vis tiek nuostolių yra ir ligoniniai santaros klinikoms, kalbant apie pacientų srautus, apimtis darbų ir taip toliau. Tai naudos šiam momentui nėra jokios. Galbūt paklausus tų pasilikusių neurochirurgų įžvelgtum kažkokius tai, asmeninius pliusus, išlošimus, ambicijas patenkintas, dar kažką. Bet bendrai paėmus ir sudėjus ten tuos praradimus ir atradimus, ko gero vis tiek praradimai gerokai viršyje šitoj situacijoj atradimų. Jūs minėjot, aplinkybės privertė išeit. Tai galite šiek tiek detalizuočiau papasakot, kokios tai buvo aplinkybės, kurios pripildė tą kantrybės taurę, kas konfliktai būna organizacijos, tai yra normalu, bet jūs jau pavartojot žodį mobbingas. Tai kame buvo, kad būtent jau mobbingas ir būtent dėl ko jūs išėjot? Paskutinis lašas buvo, ko gero, vasaros pabaigoje,
vykęs neurochirurgų susitikimas su ligoninės administracija, kuris jau vainikavo visą šitą 2 metus trukusį procesą, apie kurį užsiminiau, kuomet tiek aš, tiek išėję kolegos, ypatingai administratoriai kolegos, turiu galvoje profesorių Ročką ir daktarą Koševičių, pajutome, kad mes lyg tuščia vieta, kad vyksta labai intensyvus darbas su tų 9 neurochirurgų grupe, kuri yra pasilikusi, aplenkiant tiesioginius vadovus, esame pastatomi prieš kai kuriuos faktus. Pavyzdžiui, iš generalinio direktoriaus lūpų nuskambėjo anonsas naikinti neurochirurgijos centrą ir skyrius, paliekant neurochirurgijos skyrių su vaikų poskyriu. Tai reikėtų suvokti, kad tai nebuvo pasakyta kaip kažkokia tai idėja, tai tiesiog buvo konstatuota, kad tai bus. Nors su mumis, administratoriais ar kūrėjais neurochirurgijos santaros klinikose, apie tai nebuvo jokių diskusijų. Dar vienas kitas vadybinis momentas, kas liečia neurochirurginės įrangos, o tai reikėtų įsivaizduoti, kad tai yra šimtai tūkstančių eurų pirkimus, kur vėlgi puikiai suvoki, kad tai yra atliepiama vienos iš pasilikusių gydytojų interesas. Ir beveik nedalyvaujama tame procese administratoriams centro. Keletas tokių dalykų, kuomet padarius darbinės pražangas, nusižengimus, tiesiog buvo praignoruojami mūsų kreipimaisi ir neskirtos drausminės nuobaudos tiems pasilikusiems neurochirurgams. Viskas čia vyko labai taip intensyviai, vasaros pabaiga, ankstyvas ruduo. Pirmasis neatlaikė rugsėjo viduryje daktaras Žilvinas Komanskis, kuris grinai žmogiškai buvo labai išvargęs tos kasdieninės tokios situacijos. Išvargęs kasdieninės situacijos, atleiskite už emocijų kiekį, bet kai išties nerimauji dėl žmogaus emocinės sveikatos, kuomet jiem reikia ateiti į darbą, tai va, tokio lygio čia reikalai buvo. Po kurio laiko padėjo prašymą išeiti profesorius Saulius Ročka. Čia atleiskite taip už tokias asmeniškas, nesmeniškas detalės, bet vėlgi apie tą patį bendravimą su administracija. Ką tai reiškia, kai centro vadovas, profesorius, parašo prašymą išeiti iš darbo ir be pokalbių per parą laiko sukrenta visos vizos ant prašymo išeiti iš darbo. Tai kokio lygio, ką transliuoja administracija ligoninės, kad tu esi reikalingas ir naudingas. Ar apie kokį čia, dėrybas, kompromisų ieškojimą galima šnekėti. Čia tiesiog yra lengva ranka viskas nurašo. Po profesoriaus Ročkos viens po kito, nederinant veiksmų, kritome mes visi. Mano paskutinis jau tas momentas, po kurio aš parašiau prašymą išeiti, tai vykęs konkursas centro vadovo vietoj užimti, nes konkursas buvo organizuotas dar profesoriui Ročkai turint santykį darbinį su santaros klinikomis paskutinėmis dienomis. Tai profesoriaus, jeigu gerai atsimenu, paskutinė darbo diena buvo spalio 20 pirmadienis, o konkursas vyko ar net spalio 18 penktadienį.
Kai pamačiau konkurso rezultatus, kuomet į centro vadovo vietą stojo daktaras Aidanas Preikšaitis, nutariau parašyt prašymą išeiti iš darbo, kadangi dėl mano minėtų va tų etinių dalykų, aukštyn kylančio mobingo momentų, kurie buvo nagrinėti reagavimo komanda, etikos komisija, ligoninės audite ir visais įmanomais formatais. Nu, aš grynai pagal asmenybinę, vertybinę, bendražmogišką, bendražmogiškas faktorius. Nu, aš neįsivaizduoju savęs dirbančio su ta komanda. Čia, suprantat, Mhm. iš labai giliai eina nusivylimas konkrečiais žmonėmis, kur per 2 metus matai, nu, kaip aš sakau, nu, koks tas Ročka būtų, toks tas žmogus būtų, bet su bele kokiu žmogum tokiais metodais tvarkytis tu, nu, negali. Čia yra prieš žmogiškus dalykus. Tai va, tai tokia ta istorija su detalėmis. Kaip pasireiškia aukštyn kylantis mobingas, kokiais veiksmais? Čia sakyčiau, sabotavimas veiklos. Realiai tai tu žmogus, nu, labai ribotą galimybę turi kažkaip kaip administratorius dirbti su savo darbuotojais, kadangi bet kok bet koks tavo veiksmas, kuris netenkina tos grupės, pasireiškia raštais, skundimaitis, santariškių viduje, išorėje. Tu turi labai ribotą poveikį į savo darbuotojus. Reikėtų suvokti, kad raštas ar skundas, jisai, na, turi savo išvadas ir, tarkime, ta grupė pripažįstama neteisi. O taip buvo ne kartą veikloje tų minėtų mano institucijų ir administracijos minėtų institucijų. Tarkime, etikos komisijos išvada, kur aiškiai įvardinta, kas neetiškai pasielgia, o kas etiškai elgėsi. Ir taip ne kartą. Tada kažkuriuo tai metu tu jau ir nebeturi administracijos palaikymo ir supratimo. Administracija nuolaidžiauja tai grupiai. Svarbiausia, kad tik tai nebūtų karo ir neišeitų triukšmas už santariškių ribos, o tu lieki nuošalyje, kadangi tu dirbi ir vis tiek administruoji ir vis tiek neurochirurgijos centras dirba ir rodo gerus rezultatus, bet mums administratoriams tas darbas kainuoja be proto daug energijos, žmogiškų resursų, žilus plaukus ir pakilusį kraujospūdį ir sutrikusį miegą. Ir nu, kažkuriuo metu imi ir palūžti ir pagalvoji, kad, nu, o vardan ko. Tai kaip aš supratau, tai buvo grupė pavaldinių, kurie sabotuoja, nevykdo nurodymus ir nuteikinėja aukščiausią administraciją ir jie irgi pradeda spaust, kad pasikeistų chirurgijos centro vadovybė. Čia gal sakyčiau administracijos toksai daugiau, na, neveiksnumas. Minkštom priemonėm švelniai, pageidautina, negilinant konflikto, nesigriebiant kažkokių radikalesnių sprendimo būdų, bandymas nuolaidžiavimo grupai darbuotojų keliu, neaštrinti situacijos ir gyventi. Ir tas gyvenimas, nu, vat, jisai toksai. O kažkuriuo momentu, nu, vat, vėl pajutome, kad mes darbo tęsti nebegalime, nes pradės kentėti pats darbas, gydymas, pacientai. Jo, aš tai galvoju, dabar mąstau, tai administracija, generalinis, kaip jis
nenori nei skandalų, jis nori efektyvios klinikos veiklos, kad ir neurochirurgijos centras veiktų ir dabar situacija, yra skandalas, tai kaip ir niekam nenaudinga ir dar mažiau tai yra pacientams naudinga. Tai visgi, kodėl nebuvo imtasi kažkokiu efektyvių veiksmų, kad konfliktai, kurie jau tęsiasi porą metų, išspręst. Galbūt ir gerbiamo jūsų vadovui, profesoriui Sauliui Ročkui, trūko kažkokių vadybinių kompetencijų, o aukštesnė vadovybė tiesiog galėjo padėti. Galbūt to pritrūko, galbūt buvo galima išspręsti tinkamai, nes kaip dažnai būna, vieni užima vieną poziciją, kita pusė kitą ir tada nėra susikalbėjimo, galbūt trūko kažkokių tokių profesionalių vadybinių veiksmų. Kaip jums atrodo? Dabar yra taip, kad visi yra pralaimėtojai ir visuomenė praranda, ir klinikos praranda. Šiaip tai, gerbiamas Jurijau, aš tikrai su jumis galiu sutikti, kad visi pralaimėtojai. Žinoma, profesorius Ročka, kaip ir kiekvienas mes, ko gero, nėra bedėmelis. Ir kaip ir kiekviena moneta, matyt, turi abidvi pusės. Bet jo kažkokiu tai asmeninių, vadybinių, komunikacinių savybių, tokių defektyvių, giliai defektyvių kažkokiu tai, aš niekaip negaliu išskirti. Aš jį labai gerbiu, vien už jo indėlį į vaikų, būtent neurochirurgijos plėtrą, tai tik tai galiu žemai lenkti galvą. Buvo nuostabus komandinis darbas. Apie bendrai paėmus tiek savo vadybinės kompetencijas ar komunikacijos kompetencijas, žinoma, tobulėjimui ribų nėra. Mes čia dabar šnekame apie kažkokius tai vadybinius, administracinius dalykus, ir aš leidžiu atvirai sakyti savo nuomonę, bet aš puikiai suvokiu, kad aš galiu šnekėti tik tai kaip žmogus, aš neturiu formalaus vadybininko išsilavinimo ir kompetencijų. Taip, patirties yra ir skyriaus vedėjo pozicijoje, anksčiau vyresniojo gydytojo pozicijoje ir galų gale išvis bendrai tas vaikų neurochirurgijos įsikūrimas už pečių Vilniaus mieste man yra, bet aš esu visiškas mėgėjas. Tai lygiai taip pat ir profesorius su visom jo afiliacijom, patirtim ir taip toliau. Yra tų vietų be abejo, kur tu gali būti geresnis, tobulesnis ir čia tikrai būtų kvaila kažkaip tai teigti, kad yra kitaip. Sutinku, aš pastebiu, kartais man kaip konsultantui tenka dirbti su gydymo įstaigoms ir vidurinės grandies vadovo kompetencijos kartais yra, taip švelniai pasakant, ne visai pakankamas ir organizacija turi užtikrinti, kad tas kompetencijas būtų tobulinimas ir čia yra visgi aukščiausios vadovybės atsakomybė, juolab, kad vienas generalinis, kad ir kokios vadybos mokyklas jis būtų baigęs ir kad ir kokį vadovavimo patirtį, jis vienas negali tinkamai suvadovaut, suvadybinti klinikai, kur dirba, jeigu neklystu, 8,000 žmonių. Taip. Dėl to yra labai svarbu ugdyti žemesnio lygmens vadovų kompetencijos, o jos savaime neatsiranda, ypač medikų darbė. Aš dar taip pagalvoju, kad ypač jūs, neurochirurgai, juk turite koncentruotis darbui. Jūs negalit galvoti, kažkas vyksta dešinė ir kairė, o jeigu dar ten visokios administracinės naštas, kas apskritai yra jau, čia jau galim kalbėti apie tai, kad dažnai yra tokia kaip vadybos įda, kad medikai yra perkraunami administracinėms funkcijoms ir dėl to jie negali būti efektyvūs kaip vadybininkai, o jie tada, kaip visgi prerogatyva yra pacientas. Kai kur yra bandoma spręsti tiesiog įdiegiant vadybininkų etatus, kurie nuima tą administracinę krūvį, bet tai turi ateiti tie pokyčiai iš aukščiausios vadovybės pusės. Noriu paklausti, Ramūnai,
kaip jūs bandėt tas situacijas spręst? Juk visgi, kaip sakėt, apie 2 metus tai vystėsi tokius konfliktinės situacijas. Ką jūs darėt, ir kas nesuveikė, kad galų gale, teko nusivilt. Tai kokie buvo veiksmai, kurie nesuveikė? Ir tada jau antras klausimas buvo, kas turėjo būt kitaip, kad visgi taip nebūtų atsitikę? O, du susiję klausimai. Aš iš karto, gerbiamas Jūri, pasakysiu, kad mes kaip centro administratoriai, aš sakau ir nuo savęs, ir profesoriaus Ročkos daktaro Kvaševičiaus vardu, stengiamės išnaudoti visas santaros klinikų kaip institucijos mechanizmus, galimybės. Dėl to visos tos tarnybos, kas buvo įvardinta, reagavimo komanda, daugiau darbuotojų, bet ir administratoriai kreipėsi, etikos komisija, taip, organizaciniai psichologai, taip, labai svarbus dalykas buvo padarytas vidaus auditas neurochirurgijos centre ir mano manymu profesionalus ir labai išsamus auditas, kuris įvardijo trūkumus ir toliau grinai metodiškai ėjom tų trūkumų šalinimo keliu. Ir didžiąją dalį tikrai pavyko pašalinti. Bet šalia to, kaip visuomet, ta savijauta būdavo, kad negana, nors tu ant blakstienų stovėk iš tos pasilikusių darbuotojų grupės. Ir vėlgi, kažkurio metu visiškai racionaliai priėmėm tokį sprendimą, kad dirbame, tvarkomės pagal rekomendacijas, tarkime, to pačio audito, pagal Lietuvos įstatymus, bendraujam ir bendradarbiaujam su administracija ir svarbiausia užtikrinti, kad vyktų darbas. Darbas būtų pacientų interesai, darbo apimtis ir ten, jeigu kolegos net ir tarp tų 9 išsako kažką tai racionalaus, tai būtinai priimi ir akceptini. Ir jiems, kad būtų sąlygos. Jų niekas nesistengia išėsti, išvaryti ar dar kažkaip. Anaiptol. Va. Kaip tik daugiau ėmėmės atsakomybės savo, kad nustatytus kažkokius identifikuotus trūkumus likviduoti. Su administracija, su direktoratu bandai užmegzti pokalbį, kontaktą, ir tu jautiesi visiškai ignoruojamas. To laiko neatsiranda. Tavęs negirdima, bet puikiai žinai, matai, jauti, kiek gerai yra girdima ir kaip atsiranda laiko anai grupiai. Tai tiesiog jūs jautėt, kad generalinis direktorius labiau bendrauja su tais 9, o ne su 6, ja, tai tokios kaip 2 grupės, ar aš teisingai supratau? Taip, o vėlgi jūs kaip vadybininkas įsivaizduojat, ką tai reiškia dirbti administratoriumi, kai ta piramidinė struktūra, subordinacijos struktūra, jinai nefunkcionuoja. Tai tu toksai, kaip darbas pririšta dešinė prie šono ranka ir bandai kažką tai tik tai kairę. Turėjo būti kitaip, kad taip neatsitiktų. Aš manau, tegul klausytojai atleidžia man už kategoriškumą ir atvirumą, kad ir čia jau mūsų kaip centro administratorių
nuopelnas. Mes leidome kažkuriuo tai momentu peraugti demokratijai į anarchiją. Ko gero, pirmuosius anarchijos daigus reikėjo rauti su šaknimis, o neleidžiantiems anarchijos augaliukams bujoti. Bet tai čia jau tenka prisiimti atsakomybę mums centre administracinį darbą tuo metu dirbusiems vadybininkams. Kitas dalykas, vėlgi, kartais būna retkarčiais, kad dėja, bet su kai kuriais darbuotojais tenka atsisveikinti, kadangi nebeišeina įsitekti po vienu stogu. Tai manau, kad buvo praleistas momentas, bet čia jau kartu ir ne tik mūsų, bet ir Santaros klinikų administracijos atsisveikinti su porų trejeto darbuotojų. Ir trečias turbūt dalykas, manau, kad išties mūsų 6 išėjimas, jisai buvo tokiu momentu, įvyko tada, kada puikiai suvokė, kad jau visos galimybės ligoninės Santaros klinikų viduje yra išnaudotos, kad arba vieni, arba kiti turi trauktis, kadangi jau pradeda kentėti darbas. Ir geriau 9 arba 6, bet geriau, kad vieninga komanda. Ir aš manau, kad net ir tie 9, kurie liko, jeigu jie vieningi, yra geriau negu kad mūsų 15 būtų kaip 15 šunų su katinais viename garde. Čia tikrai, tam sprendime pasitraukti mūsų 6 spontaniškumo visiškas nulis. Čia tiesiog jau mes nebematėme galimybės. Tai ir matote, čia nėra, kad ten tas konkrečiai kaltas, o aš čia visiškai nekaltas ir neprisidėjęs prie šio proceso. Tarp tų kraštutinių polių kažkur tai ta tiesa matyt per vidurį jinai yra. Jo, ačiū, kad ir kaip visgi nebuvo suvaldyta situacija ir, dėja, paprastai, kai akmenį reikia mesti, aukščiausios vadovybės darželį yra sakoma, kad žuvis puvo nuo galvos, tai matyt ne visai sustyguota, nes per 2 metus buvo matyt kažką labai daug galima ir pakeisti. Ir tada paskutinis klausimas būtų, gal Ramūnai, jūs norėtum kažką palinkėti kitiems gydymo įstaigų vadovams, ką jie turėtų daryti kitaip, arba ką jie turėtų daryti daugiau, kad, tokias, dėja liūdnas situacijas, kaip dabar įvykęs Santaros klinikose, nepasikartotų jų veiklą. Ir palinkėjimas, ko gero, būtų toksai, kad taip, mes Lietuvoje šnekame apie demokratiją, apie psichoemocinį klimatą, mobbingą, kažkokias tai darbuotojų teisės ir aibę kitų dalykų. Bet jeigu linkėti administratoriams, tai palinkėčiau galbūt nekartoti tos klaidos ir prisiminti tą, ką aš sakiau, kad nuo demokratijos iki anarchijos išties vienas žingsnis yra. Ir tikrai retkarčiais tenka priimti nepopuliarius sprendimus, idant kompromiso kažkokio tai
tarpinio varianto surasti nepavyksta ir retkarčiais, išties nepamiršt, kad, bet kuris, kompromisinis variantas, jisai, retkarčiais būna, blogiau negu kažkuris kraštutinis, variantas. Va, kas liečia vat konkrečiai pastarojo mėnesio, pusantro mėnesio situaciją, apie neurochirurgiją, ką žiniasklaidoje, girdite, tai nepamiršti tų, klasikinių, sąvokų: pokyčių valdymas, komunikacijos, svarba, tai čia jau akmuo, ko gero, į santaros, klinikų administracijos daržą, kad, manau, kad, pokyčiai, suvaldyti, ir komunikacija per šitą mėnesį, pusantro, jie turėtų būti, kitos kokybės. Jo, ačiū labai, Ramūnai, už įdomų pokalbį. Linkiu jums sėkmės, realizuojant save ir savo talentą ir gydant mažuosius pacientus. Dėkui. Dėkui ir atsisveikinu su klausytojais.